Šeštadienio vakarą sakome jums iš Šiaulių ir šiandien Saulės mieste moterų A lygos 12 turo susitikimas. Legionierių leisti negalima dėl limito, turi žaisti aikštėje pakankamai lietuvių ir tas šiek tiek riboja Šiaulių Gintros rotaciją. Čia Bikso nurodymai, kaip išsidėstyti žaidėjams, kokius blokus kur statyti. Link antrojo virpsto taip ir buvo. Pasiūstas kamuolys, čia rikošetas ir paskutiniu momentu gynėja. Jos perdavimas ir laimi oro dvikova Vilniaus Žalgirietės. 17 Pereza Romanovskaja, ji dabar su kamuoliu. Perdavimas iš kairiojo flango, čia nevykusiai galvas smūgiuoja, kad nesusižaistų su trupu perdavimu su kažkuria iš komandos draugių Ugnė Lazdauskaitė ir pramiega vis dėlto kanadietė perdavimą. Perima kamuolį Gintra, Meida Prostevičiūtė išsivadavo nuo varžovių globos, tęsiasi ataka, Lauras Penezato pagaliau tarės Lietuvos čempionių gretas ir ko gero gal net ir debiutuos čempionių lygoje. Vilniečių reidas, čia šansas sostinės ekipai. Čia yra dar vienas bandymas. Spės prie kamuolio Gintros futbolininkės, ataka tęsiasi. Lauras Penezato ir vėl duoda darbo Medai Šeškutei. 11 metrų baudinys skiriamas. Visos viltis į Medą Šeškutę, kalbant apie Vilnietes. Labai užtikrintai realizuoja šį epizodą Gintros ekipa ir veržiasi į priekį. 1-0. Šeškutė krito į savo dešinę pusę. Kamuolys buvo aukštą trajektoriją pasiūstas į kairę. Ir jokių standartinės situacijos atlikėja. Meda Šeškutė kumščiu išmuša kamuolį už galinės linijos. Priimti žaidimo įrankį, bet viskas. Kova baigta, triumfuoja Šiaulių Gintra 1-0 įveikta MFA Žalgirio MRU komanda.